Labas. Šiandieną noriu pakalbėti apie tuos klausimus, kuriuos dažniausiai darbo pokalbio metu užduoda globalios korporacijos arba užsienio kapitalo įmonės. Tai vienas iš populiariausių klausimų yra, kiek golfo kamuoliukų tilptų kambaryje. Ir nepatikėsit, yra preliminarus atsakymas, žinoma, priklausomai nuo kambario dydžio, yra paskaičiuota, jog tilptų apie 2 milijonus kamuoliukų. Sekantis klausimas, nemažiau populiarus, tai yra, kokios spalvos kaklaraiščių pasaulyje yra daugiau, raudonų ar mėlynų? Noriu pasakyti, kad atsakinėjant į mano pateiktus klausimus ir tuos, kuriuos aptarsiu truputėlį vėliau, šiame epizode reikėtų suprasti, jog vieno teisingo atsakymo tikrai nėra. Darbdaviams yra labai svarbu suprasti, kaip jūs mąstote, kiek esate kūrybiški ir kaip jaučiatės gaudami tokį nepatogų klausimą. Taigi grįžtu prie kaklaraiščių. Tai kiek jų yra daugiau? Kokių? Raudonų ar mėlynų? Tai iš esmės mums reikėtų turbūt pradėti žiūrėti globaliau šitą klausimą ir pažiūrėti, kiekgi mūsų planetoje yra žmonių. Tai mes turime apie 8 milijardus gyventojų ir 22 metų statistikos duomenimis yra parašyta, jog tai buvo 4 milijardai vyrų ir 3,95 milijardo moterų. Nepaslaptis, jog moteris dažniau dėvi palaidines, sukneles, žinoma, jos taip pat ryšiai ir kaklaraištį, bet vis tiek jų yra mažiau. Spalvų ekspertai sako, jog pas moteris spintose dažniausiai yra rožinės, raudonos ir juodos spalvos aprangos, drabužių, ar ne? Ir būtent su šiomis spalvomis vyrų akims jos atrodo pačios patraukliausios. Tuo tarpu vyrai, norėdami atrodyti ramus ir savimi pasitikintis, dažniausiai vilki žydros arba mėlynos spalvos aprangą. Tai štai jums ir yra atsakymas. Galime daryti prielaidą, jog iš esmės yra būtent mėlynos spalvos kaklaraiščių daugiau pasaulyje, nes vyrų garderobe raudonos spalvos aprangos yra tik apie 4% ekspertų teigimu. Jei netikite, atsidarykite savo spintas, patikrinkite savo garderobą ir galite savo komentaruose apačioje parašyti, kokios spalvos drabužių turite daugiau. Einam prie kitų klausimų. Microsoft mėgsta užduoti taip pat klausimą savo potencialiems darbuotojams, vienas iš jų yra apie tortą. Tai kiek turim tortą, kiek tiesiog jų reikia padaryti, kad pyragas būtų padalintas į 8 lygias dalis. Tai šituo atveju reikėtų pasitikslinti, apie kokią torto formą mes kalbam, ar tortas yra stačiakampis, ar jisai yra apvalus, nes tai priklauso būtent nuo torto formos. Kitas Microsoft klausimas yra, kodėl šulinio dangtis yra apvalus. Tai iš esmės, nes šulinys yra apvalus ir jeigu pastebėjote, beveik visi vamzdžiai, jie yra taip pat cilindro formos, nes moksliškai yra įrodyta, kad tokius prižiūrėti yra lengviau, kaip ir iškasti šulinius būtent tokios apvalios formos. Dropboxas užduoda taip pat ir, kiek žinau, tokį patį klausimą esu girdėjus netgi lietuviško kapitalo organizacijoje. Ką jūs darytumėt, jeigu į jūsų pašto dėžutę įkrenta 1000 ar 100 laiškų, kaip jūs nuspręstumėte, kokia tvarka į juos atsakyti, kad klientai, kurie šias užklausas parašė, gautų pačias geriausias paslaugas. Tai iš esmės atsakymas turėtų būti toks, kad turėtumėte įsifiltruoti pagal tam tikrus raktinius žodžius arba pagal šauktuką, arba pagal žodį skubu, arba pagal žodį prašau padėti. Žodžiu, gali būti įvairūs raktiniai žodžiai, kurie jums padėtų identifikuoti, jog interesantas, kuris parašė jums į pašto dėžutę ar ne, turėtų gauti atsakymą prioritetinė tvarka. Lygiai taip pat galime įsifiltruoti pagal vardą pavardę, jeigu matėme, kad to žmogaus laiškų yra pasikartojančių, jų yra daug, tai tada turbūt galime daryti prielaidą, kad tam žmogui mūsų pagalbos reikia taip pat greičiau. Taigi, ką noriu pasakyti, iš esmės klausimų gali būti daug ir įvairių. Svarbu, kaip jūs į juos reaguojate, svarbu, kaip
ieškote sprendimo, kaip mastote, tai linkiu nepasimesti tokiose situacijose ir tiesiog parodyti gebėjimą ir kūrybiškumą bei pateikti savo sprendimo būdą. Tai linkiu sėkmės darbo pokalbiuose ir sakau iki.